Pasirodė naujoji Asus ROG Xbox Ally X konsolė ir šiandieną aš ir mano kolegos testuosim įvairiais scenarijais, žiūrėsim, kaip mums veikia baterija, kas naujo palyginus su senaja konsolė. Pirmoji užduotis su šiom konsolėmis – prijungti prie jų atskirus ekranus, pelytes ir klaviatūras ir pažaisti kartu CS-ą. Tai kas naujo tarp senesnio ir naujesnio modelio? Iš principo praktiškai viskas tas pats, apart vaizdo plokštės, kuri turi daugiau branduolių ir modernesnės grafikas, tiksliau architektūrą. Iš principo liko tie patys Windowsai, čia atsirado kur kas labiau integruota Xbox aplikacija, kurią pats asmeniškai naudoju. Turim dar vieną papildomą mygtuką. Taip pat pirkdamas šią konsolę, kartu su ją gauni ir 3 mėnesių Game Pass. Ir šiandieną pamatysim, kaip mes streaminsim su ją, kaip mes, kaip minėjau, žaisim CS-ą, žaisim mobiliai GTA reisus. Nu ir ką? Aš manau, pakankamai sukursim jums scenarijų, kad suprastumėt, kad tai nėra tiesiog mažas ir silpnas daiktas. Gero žiūrėjimo. Šitų konsolių procesoriai yra ganėtinai panašus, bent jau taip žentelis sakė. Aš sakiau, kad ne, Z2 karta Extreme'as tikrai yra naglesnė. Ir nebereikalo aš taip sakiau, nes šita senoji konsolė turi 25 vatus turbo režimą. Turbo operating mode 25 vatai max. Nu nežinau, turbūt viduje dar ten kitokie vatai, bet oficialiai 25 vatai, o šita konsolė turi 35 vatus turbo mode, kas yra 20% daugiau powerio. Ar tai galima pasakyti taip? Ką tu nori pasakyti, kad nors ir procesoriai yra tie patys, tačiau elektros energijos perdavimo sistema juos skiriasi. Tai taip, šita konsolė gavo daugiau galios, o daugiau galios reiškia daugiau gigahercų, o daugiau gigahercų reiškia daugiau FPS. Pelės, aišku, norėčiau geresnės, nes aš nežinau, ką čia daro. Tai galima LCPC integraciją padaryti, tai išsirinkti. Ne, šiaip aš greitai flikinu ir jinai mane atgal. Einam. Čia žodžiu, yra M-Choose, dabar jau viską išpardavėm, gauni pelytę už 80 eurų tokiam dėkliuke ir vienas... O čia pakrovėjas, ne šitas yra? Čia yra magnetinis pakrovėjas. Tai vad Haris pasiėmė, tai tu dar nekart nekrovi. Sausio mėnesį turės. Bet čia labiau defaderis yra Razero negu... Jo. Aš naudoju dabar defaderį. Bet nėra šitos dabar. Išbandyt? Tapsia. Šitos. Yra, va. Šitą? Nu. Tai važiuojam. Pas mus galima prieš perkant prasitestuoti. O jeigu reikia kompiuterinės technikos ir periferijos, pasižiūrėkit, kiek mes čia viską turim. Ir gyvai. Nebereikia atvažiuoti ir klausti šitą klaviatūrą, už kiek čia laiko gal galėsi. Parodysiu, va prekį, kiek gavom, ruošiamės kalėdiniam išpardavimam. Sakoma, jeigu norėsit kompiuterio, mūsų nuo čia ir dabar kompiuterio surinkimų, kaip sakoma, kepinam dėl užsakymo kiekio. Loki, einam. Ateik, Loki. Va, mano. Čia, va, mano. Galiu pasakyti tik tiek, kad aš galiu laisvai lampartį nuvažiuoti su šitų setupu ir žaisti. Pirmas mūsų testas bus 3 žaidėjai, CS-ukas 5x5 casual pasijungsim, pasižiūrėsim, kokį performance gali suteikti šitą konsolę. Pasileidus CS-ą, kas turbūt aktualu daugumai, kurie galbūt norėtų turėti mažą setupą su CS-o. Tikiuosi, kad gausiu apie 140 FPS-o, kas man būtų super, kaip tokiai mažai konsoliai. Tai pabandysim. Pas mane susetupintas taip, kad aš visus Windows dalykus, Xbox dalykus, kai kuriuos išsijungęs, kai kuriuos pasilikęs, o žentelis naudoja kaip basic dalyką, ką tik įsipakavęs, tiesiog susiupdatinės, tai pažiūrėsim, ar aš gaunu daugiau FPS negu žentelis. Aš naudoju seną ROG Ally konsolę, vieną versiją senesnę, mano čia yra, aš irgi turiu savo, bet aš naudosiu senesnę versiją ir mes darysim triple testą tarp Omonto overclockinto, tarp žentelio naujo defaultinio ir mano vieną versiją senesnę ir pažiūrėsim skirtumus. Blembo pelė tai man patinka. O jūs čia pasiėmė? Nu tą, M-Choose, kur su pakrovėju. Ai, čia mokyt. Čia defaderis. Mano. Faderis. Jo, razin. 101 pasiekiau bėgdama. O koks AVG tavo? AVG 102 tavo, mano 110. Jo, average 110. Šiaip aš net nesijaučiu, kad čia kažkas, aš kadangi ne koks tas žaidėjas, man sunku šis pajaustas skirtumus, bet čia man galėčiau žaisti. Šiaip kaip matau, aš įsijungęs buvau dar truputėlį AMD RSR tipo. GPU dar driverį, kad boostintų. Lygtais keletą tikrai gaunu daugiau. Aš tai gal pasakysiu, kad jeigu tu atsiveži pas draugus, aš prieš tai minėjau, ant tokį kompą, tu gali su jais viską žaisti. Lampartį, Valorant'e virš 200 FPS gali turėti. LOL'as easy, nes šiam FPS base game'as. TFT, tokie, kur tu gali 5 susijungti, tobulą. Jo, yra 125, 130.
čia nepamirškim, kad tiek daug žmonių žaidžia. Galėčiau žaisti tikrai, nuoširdžiai. Netgi pasikelčiau ranką didesnį negu aistelę. Jo, žiauru. Linkėjimai. Žaidžia. Reikia suprast, kad tu gali LAN party pasidaryti su tokiu dalyku. Ir žaisti ant 102 FPS, tai čia, ta prasme, tu aišku negausi tų namų sąlygų, bet čia ir yra tame esmė, kad tu atvarai į LAN party ir tu gali iš telefono vos nežaisti ant 102 FPS. Tai antras scenarius, bandysim ant šios konsolės pastreaminti, pasijungsiu kamerą, mikrofoną ir kelsiu visą turinį savo gyvai į YouTube, žaisim Schedule 1 ir pasižiūrėsim, kaip yra našumas man žaidžiant ir kaip žiūrovas mato mano visą tą kokybę. Džiagiais launcherį siunčiamės ir žaisim RuneScape'ą. Ir tikrai žinau, kad man užteks FPS RuneScape'ui. Tu nori pasakyti, kad streamas veikia per tą konsolę? Ne, tai čia kompiuteris. Čia yra kompiuteris. Ai, po kokybę. Tai aš netyčia pažaidžiau per savaitgalį, man jis taip patiko, kad aš ten 3 valandų kiam iššojau, žinok. Aš nebuvau sukaustytas, man reikėjo dropinti, man reikėjo auginti. Aišku, dabar betvarkė pas mane sandėlį. Ui, FPS-ų nėra daug. Nėra. Ai, padarom medium, ne? 6. Su žvaigždutė, bet... Gerai, low dar gali padaryti. Padarom low. Padariau. Ne, tai jau čia yra playable. Žinai, dėl ko labiausiai aš nerimauju? Kad man žinutės eina, man reikia dropus mėtyti. Ten, pažiūrėk, čia reikia visko. Dabar streamas vyksta, iš šito daikto. Iš šito daikto vyksta streamas. Čia yra wow. Įsivaizduok, aš galėčiau Gegeserio streamą iš kokių Maldyvų nedaryti su šito daikto. Užskaitam. Antrąją užduotį ROG Xbox LX, blemba, koks ilgas šiaip pavadinimas, bet šitą konsolę atliko viską teisingai, tvarkingai. Streamukas veikia, žaidimas važiavo. 9.6 strength pas tave. Tikrai. Tai ne, aš suprantu, kad čia puras, bet kada tu pakėliai? O, ilgai kėliau, žinau. Ilgai kėliai? Jo. Čia kėliau kokius 3 mėnesius AFK. Turim apie 200 FPS su Valorante. Manau, kad daugiau dar įspauščiau dėl to, kad reikėtų settingsus pasidaryti. Ai, high grafikos, atsiprašau, maksimalios grafikos buvo pajungtos. Turim 200 FPS su Valorante. Tai visiškai, manau, galit ant tokio kompiuteriuko visiškai galit gamint Valorantą. Norit tikėkit, norit ne, bet tokie dalykai vargina, mes nevalgė, o dabar jau taip to 4, čia mano pusryčiai realiai bus. Mano irgi ne pusryčiai. Tai dabar testuosim mobilumą, einam pavalgyti ir pasižiūrėsim, kiek nuo 100% baterijos mums laikys žaidžiant GTA reisus, jo? Jo, žaisim online, reikės pasišėrinti iš savo telefonų mobilius duomenis, prisijungti prie interneto ir pažiūrėsim, ar įmanoma GTA reisų žaisti iš restorano, kol lauksim burgerių ir kiek baterijos neteksim per tą visą laiką. Mes dabar turim gaming setupus kišenėse. Realiai. Mes kur? Atraskit, kur laikau savo rogelai. Kur? Ai, čia laikau, jo. O tavo kur? Čia, prieina bakūrai, turi rogelį. Nieko neturiu. O jeigu randu? Nieko neturiu. Blemba gal ir neturiu. Ir per kitko ne tik gera konsolė, bet ir džempas geras, nes telpa konsolė, tai Akerono linkėjimai. Aš čia iš tikrųjų savo movementą valdau, matai laikau, Reikia kvadratuką paspaust, kad duris atidaryt. Čia nėra kvadratuko, čia A raidę reikia paspaust. Yra dienos pietus? Aš žinau, kad iki Dviguba. Šitam Lampartyje mums alaus jų atneš, nealkoholinio. Bet žinokit, vaikinai mums taip ir netneša meniu, nes galvoja, tai mes filmuojam, o mes žiauriai valgyt nuo jų. Blema, man kiek patinka tas ekranas paverstas. Manęs toks... Čia gerai ar blogai? Gerai, tu pažiūrėk, paim pažaisk ir kaip jisai tau į snukį atsikas. Atsiprašau, į... Bet tai aš ką jau nebūčiau pagalvojęs, iš tikrųjų tau laiku. Ir kitas dar svarbus dalykas, lyginant naują su seną, aš negalvau, kad tai nepatogi, kol nepaėmiau iš pirmo žvilgsnio nepatogaus dizaino ir iš tikrųjų šitie pirštai... Pavyzdžiui, kai ant stalo padedi, tai šitas geriau, bet kai tu į rankose turi tau daug maloniau akį. 2014 metais pradėjau įkėliau savo pirmą video, kuris buvo GTA 5 ir po 11 metų aš žaidžiu GTA 5 per šitą handheld konsolę. Fucking burgeriniai. Čia apriepkit su galva, ta prasme, kas įvyko. Ir apriepkit su galva, kad mes žaidžiam burgeriniai GTA 5 ir dar nėra GTA 6. Atsirado kišeniniai kompai, GTA 6 dar neišėjo.
Aš galėčiau dabar streamint va iš burgerinės su šito laptopu. Tu darai silentą, ne? Aš padarysiu performance, tu turbo pasidaryk ant 35 max. Hebra visada verkia dėl FPS, ne? Nu, ten kompai, viskas. Bet kai tu laikai tokio dydžio daiktą ir žaidžiant be jokio lago yra tiesiog, neįtikėti. Gerai, mes jau Somą žinok jau viduje. Kieno? Bet tu toks tėvelis pasidarai. Toks, žinai, kur išeini. Šunį nusipirko. Jo, tiksliai. Šeima O didelė. kuria prasme? Ne, tėvelio bairim, A dabar pakvies mane. Aš ir noriu ateiti į vidų. Nekreipkite dėmesio, prašau. Iš šitos bairius. Jeigu nežinant Kaune, kur eit pavalgyti, tai būtinai peledinė, eikit būtinai. Jo. Ar tu juokauji? Kodėl tu taip greitai? Nes aš būstą paėmiau ant starto. Ar mes ir jį sužaidžiam? Taip. Ir ta prasme mes žaidžiam mobilių duomenų per nešiojimą konsolę GTA 5 reisus. Jau man pys. O, kaip? Kaip sintu gaidysim. Į skudu. O, taip tu reikia. Skuduras esi. Nu kažką. Gan 5 žaisti ant, ką žinau, ant savo handheldinio kompiuterio. Kosmosas, manau. Šiame FPS pas mane lokin. Pas mane 91 FPS. Tai jis tau netisėgia. Nuoširdžiai taip, kaip per kompą žaisiu. Jo, Taip. taip. Seniai įsivaizduoji, išeini su draugais įsiaiškinti kiemą, kad tą reisus. Nu. Taigi permesiu aš tave. Jeigu apsusiu, užmėsiu už tave. Žodynė, prie gaidžio žodžio reikėtų Karolio nuotrauką įdėti. Oh my god. Aš nebenoriu žaisti šitą žaidimą, nebeįdomu man. Valgam. Čia berods mano yra. Žodžiu, liko 61% po 40 beveik minučių žaidimo su ryškiausiu ekranu ir turbo režimu. Ir reikia paminėti, kad GTA, bent jau 5, turbo režimo tikrai nereikia, nes jisai puikiai veikia ir... Low režim. O kiek pas tave baterija? 82, 16 procentų mikroradau per visą. Aš ir nuo ten GTA 5 buvau pasijungęs. Aš irgi. Ai, tu irgi 16. Tai netoli valandos, ne? 4 valanda, 102 procentai, bet reikiant virš konsolį šitą senesnę ir čia ant vidutinių nustatymų einu. Taigi, Xbox ROG Ally X. Kiek jame yra to Xbox? Tiesą pasakius, kažkiek. Nėra per daugiausiai, bet turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, kas įdaro Xbox'u, kad Microsoft'as išoptimizavo savo operacinę sistemą taip, kad pagaliau su tokio pobūdžio įrenginiais, su Windows'ais tapo patogiau naudotis. Naujasis įrenginys įsijungia greičiau, o vos įsijungęs jis keliauja į Xbox pilno ekrano režimą, kurioje tau yra rodomos visos žaidimų parduotuvės, tokios kaip Rockstar, Game Launcher, Epic Games ir taip toliau. Taip pat rodomi nesenai žaisti žaidimai, Game Pass, žaidimų nustatymai, tavo profilis ir taip toliau. Tik aišku, kas kartą įsijungiant žaidimą iš kitos žaidimų parduotuvės, tau išmeta įprastas tų platformų lenteles, kas šiek tiek erzina, bet čia turbūt nieko ir nepakeisi. Nors čia tam pavadinime ir yra Xbox'as, bet realiai čia man yra tiesiog Ally X2. Kas liko nepakitę, tai tas pats kortelių skaitytuvas, pirštų anspaudų skaitytuvas, 2 Type-C jungtis, iš kurių viena Thunderbolt leidžianti tau pasijungti atskirą vaizdo plokštę. Liko ir tas pats ekranas, 7 coliai, 120 Hz, 500 nicų, galėjo būti OLED'as. Tikrai galėjo būti OLED'as, bet tikrai akių nedegina, gauni dar daugiau FPS dėl geresnio procesoriaus, geresnių grafikų, tai apie 20%, žaidimams nuo maždaug 50 FPS, tu dabar gali turėti apie 60, net ir žaidžiant su išjungtų pakrovėju, tu gali su ta pačia baterija nepakitusi, nes čia abiejos yra 80 valandų žaisti 20 minučių daugiau. Tai vien kiek davė Windows optimizacija. Kitas dalykas, kaip ir kalbėjom prieš tai, hebra, ant turbo režimų reiklų žaidimai tau atlaiko 2 valandas. Tai yra daug. Tai yra išties daug, o jeigu tau tinka ir ne turbo režimas, o tylusis, 13 vatų ir paprastesni žaidimai 4-5 valandos. Nu tai jau čia ir tolimesnį skrydį tau gali atlaikyti. Tai aš asmeniškai turėjau kelias tokias situacijas, kai žaidžiu GTA. Noriu, kaip sakoma, dar biškį pažaisti, toj, bet išsikrausiu, eisiu kažką kitą veikti. Tai 40 minučių tai pražaidžiau ir tiesiog likusi dar 15% supratau, kad man atsibodo
nusibodo žaisti ir numečiau ją. Tai baterijos užtenka. Kadangi šitą dalyką dažnai dedu į kuprinę, o kuprinė yra kitų daiktų, tai natūralu, kad ir ekranas, ir visa kita gali braižytis. Tai gavau 2 skirtingus laikiklius, kadangi antros konsolės, atleiskit, kad aš sakau delninukas, konsolė ir taip toliau, aš po šiai dienai, nežinau, kaip man ją vadinti. Čia daug skirtingų vardų. Tai šitam įrenginiui užsisakiau 2 skirtingus potencialius laikiklius, tai greičiausiai naudosim jo, patogu, tvarkinga, apsaugau, užsidėsim ir ekraną. Va taip. Vienintelis čia minusas, kad neturiu kur pasidėti įkrovimo laido. Šitam tai būtų kur kas patogiau. Turėsiu vis tiek vieną laidą namie, vieną darbe. Tai va, išsipakavom daiktus. Tai turbūt reikėtų apibendrinti viską, pasakiau specifikacijas, ardytis nežinau, ar čia reikia. Galima į šitą įrenginį įsidėti standartinio dydžio didesnį SSD. Aišku, su dabartinio SSD kainom nežinau, kiek čia yra realu, bet aš pats asmeniškai planuoju dėtis 2 terabaitus. Šito įrenginio kaina yra 899 eurai ir tai nėra pigus reikalas. Manyti iš pardavėjo pusės, kad šis įrenginys kažkam gali būti pirmas lyginant su konsole, nešiojimo kompiuterių ar paprastų stacionarių kompiuterių būtų nerealu, bet taip pat šitas įrenginys tikrai savo vietą randa. Aš pats asmeniškai tikrai su juo dabar daugiau žaidžiu lovoje negu prie savo kompiuterio. Kodėl? Todėl, kad galiu ateiti anksčiau į lovą, plus jisai neužima visiškai vietos. Kad suprastumėte, čia yra Ryzen 7 5800X procesoriaus ir RX 580 vaizdo plokštės našumo kompiuteris turintis 24 GB RAM. Tai čia yra kosmosas. Turint omeny, kad aš verslo savo pradžioje prekiaudavau naudotais stacionariais kompiuteriais, kurie turėdavo būtent tokį našumą. Tai čia buvo 2019 metai ir aš netikėjau, kad po 4-5 metų mes galime turėti tokio pobūdžio įrenginius, kurių dabar yra pilna. Tai naujoji konsolė gavo pakankamai atnaujinimų, kad tai būtų galima vadinti, kaip sakoma, generational improvement, kaip čia lietuviškai, kartų atnaujinimas, kažkas tokio. Mano rekomendacija ir Omanto, ir Karolio, jisai turi fantastiškas reikalas. Windows operacinė sistema išoptimizuota man patiko, dar ilgesnis baterijos tarnavimo laikas man patiko. Kaip minėjau, turbūt 3 kartą lauksiu geresnio ekrano ir dar didesnės baterijos. Tai va, visiems ačiū, kad žiūrit šiuos video apžvalginius. Jeigu turit tokio pobūdžio įrenginį, būtinai parašykit į komentarus, pasidalinkit savo patirtim, nes iš tikrųjų tokius video žiūri žmonės, kurie patys ieško tokio pobūdžio apžvalgų, kad tai jiems galėtų padėti apsispręsti tokį įrenginį pirkti ar ne. Tai jūsų komentaras, komentarų skiltyje gali kažkam iš tikrųjų padėti apsispręsti, ar verti tokį daiktą pirkti ar ne. Tai visiems ačiū už dėmesį ir iki pasimatymo sekančiose video.